Sveiki realistai, šviežūs įspūdžiai iš ką tik prabėgusio Visagino ralio. Sekmadienį mes paleidom ralio apžvalgą, o šiandien atsiliepimai iš ralio kartu su Giedrium Notkum. Labas Giedrium. Labas Ramūnai. Taigi, Visagino ralis. Taip prasidėjo lietuviškas vasaros ralio sezonas. 79 ekipažai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos ir Ukrainos. Įspūdingas raliukas. Kaip tau organizacija? Iš tikrųjų labai smagus ralis ir oras buvo labai geras iš tikrųjų. Ir tokia atmosfera gera, daug žiūrovų, visi pasilgė ralio po žiemos miego ir dalyviai, tikrai parkas dalyvių buvo įspūdingas ir, nežinau, organizatoriai, kaip vienas Latvijos lenktynininkas sakė, negalvau, kad Lietuvoje yra toksai geras ralio aukštas lygis, sako, tikrai dar čia sugrįšime ir atvažiuosime, galbūt kelias varžybas suvažiuoti. Man nepatiko vienintelis dalykas, aš manau, kad beprasmiška daryti bilietus tokiam raliui. Jo, iš tikrųjų jisai gal nėra toksai top lygio ralis, kurį reikėtų apmokestinti, nes netgi ne visi large raliai būna apmokestinti. Tai nežinau, galbūt organizatorius neturi kažkokių didelių rėmėjų, pakankamai toks užkampis Visaginas, gal per tą jie norėjo kažkiek tai kompensuoti savo išlaidas. Bet aš kažkada su vienu iš organizatorių diskutavau, tai jisai sakė, kad tam, kad padaryti normaliai bilietavimą, tai visas tas mechanizmas kainuoja brangiau, negu tu sumoki už negu gauni pajamų už bilietus. Kitas dalykas, paprastas pavyzdys. Vat vienas iš mūsų kolegų turėjo media akreditaciją, bet pirko bilietą. Nes sargas pasakė, nieko nežinau, 20 eurų ir viso gero. Bet to, tarkim, aš norėjau akredituotis, bet media akreditacijos negavau. Tai įsivaizduokite, jūs įdopo, kad man irgi mokėt. Nes aš ne. Ramūnai, jeigu investuosi 10 eurų į gerą renginį, eidamas į spektaklį, irgi, kaip sakyt, mokė. Čia ne problema. Aišku, ne problema. Ne 10 eurų problema. Fakte problema būdė, kaip tai padaryti. Bet, čia truputį kritikos. Kaip ir minėjai, ta problema visą laiką yra su visais organizatoriais, jiems kartais nedaro to bilitavimo, nes vien dėl to, kad labai sudėtinga tai apibilietuoti. Tai geriausiai toje vietoje, kiek atsimenu, išlošdavo Benediktas Vanagas, kai darydavo Winter ralius ir buvo daug sniego. Niekas negali privažiuoti, yra iš galo arba iš priekį važiavimas į greičio ruožą. Jo, tai ramu tada. Arba jeigu nori nemokamai, tai tada brendi iki kelių. Per pusnis. Jo, per pusnis, tada stovi šlapiam kojom, bet užtat uždyka. Jo. Tai, kaip sakyt, praeina noras tada tą daryti. Taip. Gerai, 10 greičio ruožų, 5 po 2 kartus. Kaip tu patys greičio ruožai? Konfiguracija? Greičio ruožai nieko labai nenustebino, nes jau šitas ralis vyksta 3 metus iš eilės. Ir iš principo tie patys greičio ruožai, tik tai jie yra keičiami startas ir finišas. Tai prasme kryptis, ne? Kryptis, jo. Tai su Škoda nevažiavau šitą kryptimį, būtent šio ralio. Prieš 2 metus buvom važiavę su BMW automobiliu į šitą kryptį. Tik tiek, kad šiemet naujovė, pirmą kartą miestas buvo apsuktas į tą pusę aplamai. Nes čia vykdavo ir Leiksai, 300 ežerų ralis, ne? Šitą naudodavo greičio ruožą, bet vis laik būdavo jisai nuo stadiono į Miškelį. O dabar startavome nuo Miškelio ir finišas stadione. Finišas stadione, aš atsimenu, Audriaus laikais, tai per tą trampliną reikėdavo šokti ir ten per tokią arką betoninę pravažiuoti siaurą, kur vos paišydavai. Ten ne vienas yra palikęs. Jo, ten seniau būdavo soliukų, ten, tai jų nebėra. Ten. Aš atsimenu, gazelką tvorą, kaip sakai, toksai kažkokia arka būdavo, tai ten viskas kaip ir panaikinta, bet tramplinas likęs, jisai supiltas ir jis paliktas ilgam. Tai va, aš kažkaip tai bijojau, ar čia bus sustojusių visų, ar visi sustos po to tramplino, bet viskas baigėsi gerai. Matai, kuom skiriasi nuo prieš tai buvusio ralio ir dabar, seniau atvažiuodam galim sakyti, iš potesiosios ir su dideliu greičiu jo. O dabar atvažiavus iš kitos pusės apsisukdavom labai lėtų posūkių, praktiškai reikėdavo sustoti ir pasukti, arba ant rankinio, ir tik pradedi bėgėtis, tai tu ten įsibėgėjai iki 3 pavaros daugiausiai. Tai tas greitis pakankamai nedidelis ir sustoti problemų jokių nebuvo. Super. Pakalbėkime gal chronologiškai. Pirmi 4 greičių ruožai, va tik į serviso, 2 po 2 kartus.
Kaip ten sekėsi? Kaip tie greičio ruožai? Iš tikrųjų, vienas iš tų greičio ruožų yra vadinamas Rimšė. Tai legendinis greičio ruožas. Aš dar 2006 metais pradėjęs važiuoti Larčia. Kaip tik buvo mano vienas pirmųjų greičio ruožų. Ir įsimintinas tom, kad ten viena atkarpa yra iš betono, vadinama betonkė. Tai aš ten sugebėjau pakipti ant to betono su diegliais užvažiavęs, nes žieminis ralis buvo. Ir atsimenu, dar kažkur nuotrauka buvo, mes kabom galas ore, priekis ant kelių žiūrovai stumė, žinai. Tai savo Peliastrą čia buvo 2006 metais, bet daug metų nevyko šito ralio, šito greičio ruožo nenaudojo. 2009 dar atsimenu, buvo Aukštaitijos ralis, kai buvo paimtas šitas greičio ruožas. Ir va dabartinis organizatorius jį pradėjo naudoti jau trečią kartą, tai čia ketvirtas greičio ruožas. O pirmas greičio ruožas yra šiek tiek kažkada buvęs Leiksuose 2 ar 3 kartus kaip šikdauninis greičio ruožas. Tai irgi ten yra ir testų vykę, tai šitie 2 pirmi greičio ruožai. Šitie 2 greičio ruožai nebuvo man kažkas labai tokio iššūkio didelio. Rimšė gan sudėtingas iš tikrųjų greičio ruožas, bet jau žinau, sakykim, tą greičio ruožą. O pats pirmas greičio ruožas toks irgi nesudėtingas, gan trumpas ir lengvai įsimenamas. Tai mes kaip važiavę be treniruočių, tai aš labai džiaugiausi, kad šitie greičio ruožai buvo pirmieji. Kad įvažiuoti ritmą? Jo, bet turėjom problemą kartuojant greičio ruožus, ypač trečias greičio ruožas labai smarkiai išsimalė, nes vis dėlto dar tų šilumų tokių nebuvo, ir tas kelias nesusivažinėjęs po žiemos. Ir taip tikrai buvo griovių. Klausyk, kam tau strižanas pirmiem 4 greičio ruožam? Galėjai nuo serviso jį pasiekti? Jis gali ir tylėti, bet man svarbu, kad būtų man jausmas, kad kompanija, nes reikia, man būtų žiūrovas. Kažkas pagodžia. Jo, pasižiūrėti, įvertinti, sakyti, čia sakytų, gerai, blogai pravažiavai, tai toks kaip sakyti, ir patarėjas jis man kartais būna. Kada paskutinį kartą startavai 37 startiniu numeriu? Nu tai jeigu įmant Larčą, tai nebeatsimenu jau tų laikų, žinai, gal su to pačiu. Nuo Lakierko laikų. Jo, savo Opelį dar kai važiavom, o šitame ralyje panašiai kažkokį tokį numerį ir gaunam karts nuo kartą, nes vis dėlto sprinte yra privalumas, kad čempionato dalyviai važiuoja pirmieji. Todėl leidžia pirmą sprintą, tada buvo 3 minučių pertrauka. Ir po jo paleido jau svečius vadinamus. Tai dauguma Larčo dalyviai arba keli užsieniečiai, kurie nevažiuoja Lietuvos sprinto čempionate, tai jie važiuoja po visų dalyvių. Tai aš manau, tai yra logiška, nes vis dėlto prioritetas yra čempionatui. Taip pat kaip ir pas mus būna Larčas, pirmą važiuoja Larčas, paskui sprintas važiuoja iš paskos mūsų. Tai manau, kad čia viskas yra teisingai ir kaip... Bet ar jau pirmą kartą važiuojant Galiorkoje labai išsimušę keliai buvo? Ar dar normaliai? Ne, pirmą kartą buvo viskas gerai, iš tikrųjų, netgi, sakyčiau, nuvalytas kelias ir gal vietam kažkokios tai buvo jo tokios provežos, bet neipatingos, palyginus, kaip buvo antrais kartais. O antri kartai? Antri kartai, buvo 3 ir 8 ypatingai greičio ruožai, kur tikrai didelis buvo provežas ir kokios 4 vietos buvo taip, kad mūsų Škodai stabdant ten per bamperį užkišo radiatorius ir pakilo temperatūras vidui, tai po finišo dalis gulėsi po automobiliu ir galite pasižiūrėti nuotraukoje ir ten atsidarė grotelės, valėm su piršniam, su šakom tos radiatorius. Visas radiatorius užkištas. Jo, tai čia jau skaitosi nuvalytas, bet buvo iš vis jisai, matosi žemė, apačioj žvyro pilna, tai, žodžiu, buvo šiek tiek. Klausyk, pirmas greičio ruožas, tu jį laimėjai, viskas bet antri broliai Buivydai su buvusiu Roko Stepanavičiaus Fiesta N5, ar ne? Nustebina? Labai čia nustebino ne vieną mane, čia, kaip sakyti, visą ralio visuomenė, toks kaip banga nuėjo, žinai, šurmulių, ir dar po šiai dienai vis man parašo ir paklausė, tu matei? Jo, mačiau, žinai, tai... Bet man atrodo, jie patys labai nustebino, nes paskui nei vieno greičio ruožo tai greit nevažiavo. Jo, galbūt ir jam, kaip sakyti, ir sakė, gal turi patarėjų, kad gal nelėkit, čia nereikia kažko tai įrodinėti, nes jie, aš mačiau, kad startavo su nenaujomis padangomis.
ką kiti darė, nu, daugelis ekipažų, kur dėjo naujas, bent jau iš lyderių, o gale tai šis buvo tokias, kaip sakau, aš tokių jau miestiniam greičio ruožai galvočiau ar dėti, žinai, tokias labai prastas. Tai jie sugebėjo tokį laiką parodyti. Jo, tai iš tikrųjų, nu, turim naujus talentus Lietuvoje, kurie važiuos top 10, gal ir 5. Bet jie yra važiavę ir 2 automobilių keletą sezonų. Ta prasme, ralis jiems nėra naujas, jie pakankamai patyrė, gan gerai važiuoja. Aišku, kad nustebino visais ratais varomų automobilių atsisėsti pirmas lenktynės ir pūstelėti tokį laiką. Wow. Jie pralošė nuo Giedriaus Notkaus 70 sekundės dalis. Yeah. Tai iš tikrųjų aš dar... Rėžė kaurai. Tai aš dar šiandien pasigūglinau, iš tikrųjų, kiek jie tų ralių važiavė, žinai, tai jie važiavė praeitais metais Larčą, prieš tai važiavo metus sprintą ir prieš tai dar važiavo mini ralį. Nu, jie važiuoja tik tais 3 pilnus sezonus važiavė ir dar ten porą varžybų prieš tai. Tai nuo 20 berods metų pradėjo startuoti ir nu tikrai, ir aš su jais esu bendravęs, labai paprasti žmonės, žinai, iš Žemaitijos, ten kažkur prie Kražių, Karklėno, kaip kažkas sakė, kaimetukai, ne? Nu, neįžeidžiant tikrai jų, bet labai malonus paprasti žmonės, dar šiandien aš jiem parašiau, sakau, kas jums buvo ten, tai jie atrašė, kad taip ir taip, paskui gal pasakysiu, kokios pas jos bėdos buvo pabaigoje, bet vis laik paklausiu, laik atsako, paprasti ir aš per pertrauką priėjau, jie žiūri ten ant bordą tą trasą, kaip pasižiūrėti, kaip čia pažmokti. Jie pakavoja tą telefoną ir klauso, ką aš pasakysiu. Sako, žiūrėk, sako, aš porą klausimų tau. Nu, toks labai šauklėti ir nu, geri vaikai. Ok, trečias greičio ruožas, jūs trečiam turėjot kažkokią bėdą, ne? Ratą nuleido? Ne, trečiam mes turėjom tą radiatorių įsikišusią. Mes bėdą turėjom po serviso. Ok, po pietų. Jo. Tai grįšim. Tai gerai, į servisą atvažiavot. Tarp tavęs ir Kauro 2 sekundės, 1 greičio ruožą laimėjo Egonas ir 3-2. Galvoji, kad tai bus sunku? Aš kaip tik galvojau, kad mes net nepasipriešinsim Egonui, nes tokia buvo situacija, kad atvažiavam į ralį tokios pusiau bemiegės nakties, nes prieš ralį mūsų technika sustreikavo, iš vakaro dingo teplo spaudimas, tai pavėlavau ir susirašymą. Ir ten padėjau mechanikam ir, žodžiu, tvarkė jie tą automobilį. Pačiam buvo toks nerimas, nežinau, ar startuosiu ralyje. Tai nei testų neturėjom, nei susirašymą tokio normalaus ir tai pamėgau, nu, sakykim, 6 valandas viskas tvarkoja, bet iš tikrųjų tai galvau, kad su Niedu lenktyniausim, bet Astonma ir Kauras nuvažiuos ir jie savo, žinai, tarpusavį palenktyniaus. Tai tokios neturėjau minties, kad galėsiu su jais palenktyniauti. Bet Astonma neatvažiavo net iki serviso. 3 greičio ruožas, 2 jam parapūtė tarpinę variklio ir jie pasitraukė iš lenktynių. O klausyk, kuris ar Kauras ar Astonma važiavo, kuris su kuriuo važiavo automobiliu? Ta prasme, Kauras čia yra Hyundai'us 1.6 turbo, ar čia tas... Jo, būtent pas Kaurą yra 1.6, toks pat variklis kaip pas Martyną Samsoną. Škodoje praeitais metais, o pas Astonma EV10 variklis, 2 litrų, paprastesnė, sakykime, laidupinė galbūt ir variklis galingumų, gal sakymo momentą didesnį turi, tai mums buvo labai įdomu palyginti juos, bet gaila, kad greitai pasitraukė. Ir, nu jo, ten 1 greičio ruožą vienintelį jie turbūt pravažiavo normaliu tempu ir laikas tarp Kauro ir Astonmos 70 sekundės dalį skirtumas. Nors iš esmės galbūt tai jau ir nuo pat 1 greičio ruožą gal nebuvo to suspaudimo tokio variklyje. Nu, sunku pasakyti, dėl 1 greičio ruožo dar negaliu. Manau, kad buvo viskas tvarkoje, nes trumpas greičio ruožas ir greitas, žinant Astonmą, jisai nuo 1 greičio ruožo, kiek esu pastebėjęs, nespaudžia ir nelekia, ir jis biškiai apsidairo ir pradeda antroji dalis spausti. Tai, bet jau 2 greičio ruožą, žiūriu, gauna 8 sekundės, tai matyt, kad bėdos prasidėjo jau 2 greičio ruožą. Kas dar tave nustebino? Kaip Nedas su savo Škoda? Jo Škoda tokia pati kaip tavo, ne? Jo, 1:1 tokia pat Škoda. Nes šiaip buvo labai įdomu, kaip Nedas važiuoja. Ir tikrai kai kurios greičio ruožas jis parodė
gerus laikus ir buvo šalia mūsų netgi sekundės ir mažiau atstumo. Tai kažkur galbūt jam nelypo, galbūt kažkas tai jam trukdė įsivažiuoti. Jie bandė prieš šitą ralį, matė, kad minkšta danga, pasireguliuoti automobilį iš, kaip sakyti, be testo, o iš galvos. Galbūt kažkur nepataikė, tai negali labai sakyti, kad jie buvo lėti. Mačiau po finišo, kad šiek tiek gal buvo susikrimtęs, kad kelis greičio ruožus jam įvežė jaunimas, Buivydai. Tai sakė, reikės dar imti porą testų prieš Lazdijų ralį. Tai žodžiu... Bet Buivydai su paprasta N5, ne N5 plus važiavo. Jo, taip. Ir važiavo kaip lygus su lygiais. Ir dar kažkas man sakė, kad ten yra dar programos, ten turboslėgis, ten 1.2 ir 1.3 baro ir 1.5, tai jie važiavo dar su ta 1.3 programa. Tai, nu žodžiu, tikrai dar šiandien man atsiuntė iš Vilniaus nuotraukas, kai Buivydai tempė mašiną per Vilnių, tai prasičekinau, sakė, važiuojam ant stendo reguliuoti, tai dar biškį arklių porą dadės, manau. Bus dar įdomiau. Dar įdomiau, tikrai. Vaidotas Paškevičius su seneliu, Mitsubishi Lancer. Kaip jisai tau šitoj kompanijai? Man patiko Dalis Stryžanas, vis finišuojas, kadangi šiemet jau važiavo su Paške, ne? Tai sako, nu kur Paške, o, žiūrėk, 5, o 6, neblogai, žinai. Tai iš tikrųjų, nu, Paškevičius kaip ralysas yra gan jaunas lenktyninkas, imkim, jisai čia važiuoja tik tai gal 2-3 sezoną. Tai gerai suvažiavo, kaip su Mitsubishi tokie laikai, jis ten 5-tukė važiavo ir aišku, Mitsubishis vienas greičiausių galbūt Lietuvoje, sekvencinės dėžės, variklis galingas, dabar sudėta yra, man atrodo, Mindaugo Varžos važiuoklė, kur leidžia didesnę eigą ir matyt, tas duoda savo ir jis nelabai daug skiriasi nuo tų N5 ir Proto automobilio, jisai prašė gal tik tais ant svorio. Ir ant baudų, nes gavo 50 sekundžių baudų. Jo, tai čia atskira istorija. Truputį man jisai pasakoja, tai pasiėmė jisai Ona. Tai Ona dabar Ona Jasinskaitė, jo. Tai Ona porą metų nevažiavus pusantrų, turi mažą vaiką, gal truputį blaškosi ir buvo tokia prieš mėsinį greičio ruožą pertrauka, nes įvyko įvykis ir truputį atsikėlė keli automobiliai, nu, kad startas nusikėlė vėliau. Atidėtas startas. Jo, bet atvažiavęs automobilis į startą, šturmanas turi nueiti paduoti vis tiek savo laiko kortelę. Laiko kortelė turi atvažiuoti į laiko kontrolės punktą savo laiku. Taip, nesvarbu, kad automobilis negali privažiuoti, bet tu ją turi paduoti. Tai jinai galbūt per tą, kaip sakyt, rūpešis tą dalyką pamiršo padaryti ir todėl jie gavo baudų ir pakrito keliomis pozicijomis žemiau. Dar kalbant apie pirmą greičio ruožą, labai gaila, kad šitas ralis baigėsi Vaitašiui ir Kazickaitei, pavyzdžiui, po 100 metrų nuo starto. Lygiai 100 metrų pravažiavo. Tai čia pirmam greičio ruožui. Manau, kad yra pasirašymas varžyboms. Kaip ir aš pradėjau kažkada lenktyniauti, tai pradžiui važiuodavom, kol sulūždavom. Po kelių sezonų supratom, kad reikia keisti po tam tikrų kilometrų tam tikras dalis, norint finišuoti, o ne remontuotis po ralio ar ralio metu. Tai jauni lenktynininkai dar to nesuprasdami, tą klaidą dažnai daro ir jie galvoja, jeigu viskas gerai, baigiau varžybas, tiek neslūžo, važiuosiu kitą. Važiuoja viskas. Jo, bet aš, pavyzdžiui, kaip turiu Škodą, pas mane yra toksai sąrašiukas, prie kiek keis pusašis, prie kiek keis sankabas, žvakės, daryti rebuildą reduktorių, motorą ir panašiai. Yra kilometražas, nesvarbu, kad viskas gerai, bet tu jame ir keiti. Aišku, būna kartais dėl taupumo sumetimų, gal biškai sakai, gal kokias varžybas pravažiuosiu, pasižiūrėjau, nekliba, gali rizikuoti, bet vis tiek ilgainiui negali bilė kiek važiuoti, turi keisti. Ir Lino Vašką labai gaila. Antram greičio ruože pavarų dėžė. Jo, kalbėjau su Linu, tai sakė, pirmas, antras, o antro nėra. Ir kažkas dėžėjai nusisuko, sakė, kiek važiavau, pirmą kartą toks gedimas, šiaip labai retas gedimas, kad Subaru dėžė kažkas sulūžtų, nes jos ten pakankamai yra tvirtos ir neužmušamos. Tai jau dėžė, kiek supratau, pas Martyną jau tvarkoma,
Aišku, Linas biškiai nusiminęs, bet, ką darysi. Testai nepavyko. Nu jo. Ok, iš 2 ratais varomų automobilių. Martynas Samsonas. Kosmiškai, 2 greičio ruožai 6 vietoje bendroje įskaitai. Ir mes žiūrėjom, nežinau kaip tau viduje, aišku, tu nematėjai važiuojant greičio ruožę, bet atrodė kartais, kaip jisai telpa tam keliai. Taip siaurai, ten atrodo, kad pusė padangos jau išvažiavę iš vis griovyjo, ore, žinai, pusė rato, bet 6 tarp visų dalyvių, kosmosas. Ne, iš tikrųjų, mes žinom, kad jis yra greitas lenktyninkas ir žiūrėjau jo onboardą tikrai, kai kur atlaikė geriau negu aš, kad kai kurios posūkius, tai labai smagu, bet matai, nuo to greičio pradėjo technika ardytis, kita bėda. Kiek jis ten 2 greičio ruožus normaliai pravažiavo ir 3 jau viso gero. Jo, išlindo amortizatorius. Jo, kaip jisai sakė, per stakanas neatlaikė. Stiklinė, ne? Stiklinė neatlaikė. Jo, tai kažkur ištrūko ir amortizatorius įlindo. Jo, tai gaila truputį, kad nepakovojo jisai šiaip dėl bendros įskaitos, manau, kad į kokią 5-6 vietą galėjo pretenduoti. Laisvai. Bet vaizdų davė, po pietų susitvarkęs puikiai. Bet žinai, koks variklis pasijai? Su kokiu varikliu važiuoja? Su kokiu? Tai ten BMW viskas gerai, bet variklis pasijai nuo Honda S2000, man atrodo. 2-litrinis Honda S2000. Jo, su 2-litrinis, ne kažkokia M-kė, žinai, bet naujas projektas pas juos. Wow, jisai labai lengvas. Jo, būtent čia jo privalumas didžiausias. Aišku, jis ten sukasi iki turbūt 30 000. Ne, tai skamba gerai, faktas iš lauko priklausęs, tai žinai, ypatingai ten. Aišku, jie turėjo su tuo varikliu jau važiuoti, kiek žinau, žiemą į Arctic Rally, bet neatlaikė tas variklis tų sūkių. Dabar esi per rinką, sakė, radom klaidą, kur viskas, išsprendėm bėdas. Tai variklis laiko, bet dabar kažkas biškai kitas sugeda. Ok, dar 4 greičio ruožai, popietiniai greičio ruožai. Ir čia jūs pasidalinot po pergalę su Kauru, ne? Ir po 8 greičio ruožų Notkus prieš Kaurą laimis lygiai sekundę. Jo, iš tikrųjų Kauras truputį galbūt dadėjo. Šitie 2 greičio ruožai buvo man, sakykime, tikrai jų neatsimenu ir viskas iš stenogramos. Ir gan sudėtingi ir tokių paslėptų vietų. Kažkur truputį pasisaugojau. Aišku, 5 greičio ruožė prieš finišą dar nuleido ratą, pradėjo automobilis plaukėti. Galinį? Jo, galinį. Tai yra, žiūrovai nufilmavo, kaip mes keičiam tą ratą. Iš tikrųjų, tai viskas gerai, kad bent jau mes jo nenumontavom greičio ruožę ir nepradėjo ten visko lesti, kaip pas mus būdavo. Seniau brangiai kainuoja paskui. Tai sparnai, posparniai. Jo, tai būna kartais ir duris reikia keisti, nes tokia ten jėga nežmoniška, žinai, atsilūpęs protektorius. Tai šiek tiek gal gaila, aišku, čia prasileidom kažkiek, bet iš tikrųjų, jeigu nors jau po pertraukos matus biškiai jau buvo, taip sakyt, susijėmės, jis vis tą pažiūri, telefoną žiūri prieš startą, einu pakalbinti, jau toksai be šypsenos, žinai. Įtampa vis tiek, nors ir be įsipareigojimo abiem tie raliai tokie kaip Jo, bet jis kažkokį jautė, žinai, spaudimą šiek tiek. Tai jis mus šiek tiek privijo, atkando 1,5 sekundės per tos 4 greičio ruožus, tai 2 mes 2 jis laimėjo ir prieš miestą buvo visai įdomi tokia intriga. Apie ralio sprintą, tu pažįsti kažką tai iš lenktynininkų ten truputį? Jo, tai keletą lenktynininkų pažįsti. Iš mūsų klubo važiuoja porą lenktynininkų, tai vienam lenktynininkui labai nepasisekė, tai Mindaugas Grikienis. Tai mieste. Jo, tai jisai su Subaru važiuoja. Ir jis gerai važiavo, jis 6 berods buvo ralio sprinto įskaitoj ir galėjo pakovoti ten vos ne dėl podiumo, nes ten sekundžių labai mažai. Tai jisai prieki jo ten buvo kokie 3 automobiliai, kur nuo jo atsiliko 5 sekundžių intervalė. Ir tikrai aš manau, kad jisai bandė galbūt kažką iš jų pavyti, bet pavijo medį. Taip jau atsitiko, žinai, su šonu trenkėsi
per tokį, aišku, labai sudėtingą vietą, labai arti medis kelio ir po tramplinukas, taigus posūkis, nematomas ir šalia toks asfaltas purvinas ir šalia augo medis. Tai truputį išleidė mašiną ir viskas. Jo, ten buvo organizatoriai prižymėję šauktukų, kad žinai... Mačiau kažkur nuotrauką šauktukų pripaišytą ant medžio. Jo, tai buvo tokios dvi vietos labai pavojingos, tai vieną vietą kažkaip visi žinojo, tai išvengė, bet tą antrą kažkaip vienas ir kitas ekipažas, mačiau, buvo praslydę ir ten atsitrenkė ar užkliūdė tą medį, tai jam galbūt skaudžiausiai kliuvo ir jam varžybos baigėsi tame posūkyje. Na, jisai nuo Klaudo Bučinsko atsilikinėjo 3 sekundės, 4 sekundės iki Buteikio ir 7-8 sekundės iki Sukacko. Sukackas buvo 3. Jo. Tai turėjo visus šansus ir visi tie 3 yra BMW-stai, o pas jį Subaru, tai per 2 greičio ruožas buvo įmanoma atmušti, bet dėja. Tai va, tai kitas dalyvis iš mūsų, tai Klaudas Bučinskas, tai ta jų trijulė, kaip tu minėjai, BMW-stai, Sukackas, Buteikis ir Bučinskas, o ten man labai įdomi buvo kova. Buvo žiauriai gera kova, superinė. Tai vienas, tai kitas ten pirmauja ir matėsi, kad jie labai labai kovoja. Ir likus 2 greičio ruožam, iki tiem miestiniam greičio ruožam, Sukackas buvo 3 bendroje įskaitoje tarp ralio sprintininkų ir vežė Buteikiui 4 sekundės ir 5 Bučinskui. Bet Buteikis 9 greičio ruožą laimėjo tarp visų ralio sprintininkų ir įvežė iš karto Sukackui 7 sekundės, Klaudui 3 ir realiai pabėgo. Jo. Čia buvo labai įdomi kova ir buvo labai įdomu, kaip viskas išsispręs. Ir galų gale taip ir baigėsi, kad Buteikis dar ir aplenkė Spilvą, kuris... Gavo baudos? Jo, nes šikaną, jūsų terminais kalbant, pravažiavo turbūt neteisingai, gavo 20 sekundžių. Tai Buteikis iš viso liko 2 rally sprinto įskaito ir 1 tarp tos trijulės. Jo. Tai ten yra toks, kas yra šikanas, paaiškinsiu, tai yra tokios gesinimo zona, sakykime. Šef formos posūkis. Jo. Ir būna pastatytos, kai kuriais raliais būna šieno kūgiai, šiuo atveju buvo pastatytos tokios tvarelės, 3, kurias reikėjo važiuoti neužkliūdžius. Jeigu ją užkliudai, gauni 20 sekundžių baudos o lenktyninkai labai vėlai stabdo ir nori greičiau pravažiuoti ir dažniausiai paslysta ir užkabina, užkliudo ir už tai gauna baudų, nes tų šikanę, kai pasižiūri prie baudų, tai ten gal 20. Jo, buvo labai daug. Ta prasme, jeigu iki miestinių greičio ruožų buvo tik viena kita bauda, tai po miestinio greičio ruožo tų baudų gal buvo 20 iš tikrųjų. Ir buvo ir tokių, kurie abu kartus tą tvorelę kliudė ir po 20 sekundžių gaudavo, įsivaizduoji. Žiauriai daug, dabar bauda milžiniškai. Jo, tu ten išlošė gal sekundę 2, o gali gauti 20, tai įsivaizduok, ant kiek, ir kaip sakai, pirmą vietą pralošė Latvijai, vien dėl to, kad persistengė. Taip. Nors jie buvo pilni ryžto pabandyti ir su Šimkum pakovo dėl bendros įskaitos nugalėti. Ne, tai taip. Kas dar įdomu, kad Buteikis ir Sukackas jie važiavo su visiškai naujais šturmanais. Žaliais, ir Bučinskas. Ir Bučinskas. Visi 3. Jie visi 3 turėjo šturmanus, kuriem tai buvo pirmi raliai. Super. Tai su Bučinsku kalbėjau, sakė, šturmanas dar po finišo, sakė, rankas drebėjo, sakė, jis važiavęs Bučinskų žiedė, tai sakau, kas ralis ir žiedės? Žinok, sako, man nesupranta, čia ant to žvyras jūs tas mašinas taip daužat, sako, čia man taip baisu, sako, man čia, sakau, Klaudai, sako, jis pas tave ilgai nevažiuos, jeigu taip kalba, sakau, prigazdinai. Tai irgi, sakė, pradžiai pirmus 4 greičio ruožas tikrai sunkiai jiems sekėsi ir tą scenogramą pamesdavo ir panašiai, bet po tų 4 greičių ruožų, po servizo kažkaip truputį jau pagavo ritmą ir jau truputį paskaitė. Tai sako, pradžiai mes dėl to laiko kažkiek tai pralašėm daugiau, kur galim buvo... Klaudas labai gražiai važiavo, jis visą laiką važiuoja taip labai techniškai, labai teisingai. Jo, jis dabar išnaudoja visą kelio plotį. Švytauto Kaziukonio automobilį šiemet BMW ir mes jį prikalbinam. Truputį mūsų klubas padės prie jo starto, prie startinių mokesčių, tai važiuos už mūsų komandą Larčia. Visą Larčią važiuos?
jis prieš tai sakė, kad nevažiuosi visą, sakau, žiūrėk, jeigu važiuoji visą, sakau, duodam startinį tau. Tai manau, kad jis neturės pasirinkimo. Super. Tai va, tai labai, labai buvo įdomi kova tarp šitų trijų žmonių, kas šiek tiek nuvylė iš rally sprinto. Tiksliau nenuvylė, bet gaila buvo. Ta ukrainiečių merginų ekipažas su Fiesta Rally 3, Sobolevo Kravcova, po 8 greičio ruožų buvo 7 bendroji įskaitai, Rally sprintų įskaitai. Aš irgi labai nustebau, nes jos pradėjo treniruotis pernai, gal prieš elektrinį rally, žodžiu, jau rudeniop. Ir važiavo jie su Pro Racingo R4 Škoda. Ir jie šiemet nusipirko tą Rally 3 ir, merginos ten apžiūrėjau, kažkur gale važiuoja. Ir dabar šovė tokius visai neblogus laikus, tai pažanga didelė irgi padariusios, žinai. Bet aš kažkur matyti mieste kažką užkabino, kokį bartelį. Kad... Jo, jos atvažiavo į stadioną jau su išmuštų ratu. Dar bandė važiuoti, bet per tramplyną mašina atsipalaidavo, tas ratas iš vis užsiblokavo ir iš karto už tramplyną sustojo galutinai. Ir dėl to buvo sustabdytas visos lenktynės, nes jas turėjo patraukti, nes jos stovėjo iš karto už tramplyną 20 metrų 15. Tai... Dėl to Paškevičius pavėlavo. Jo, dėl to Paškevičius gavo, dėl 2 ukrainiečių panų, Paškevičiaus pana padarė klaidą ir gavo baudų. Tai va, bet aišku, aš žiūrėjau išoriai, tai labai daug dar neužtikrintumo tokio, žinai, kai ta vairuotoja spaudžia stabdį prieš aklus posūkius, matyt, nėra pasitikėjimo ar stenogramą, ar šturmanų, bet, drąsa nebloga. Vis tiek, sakykime, tu jeigu sportiniam automobilį sėdi tik tais pusę metų, tai manau, kad čia normalu, kad dar kažkur nepasitik ir bijai, tai tas ateis viskas su patirtim ir manau, kad greitai turėtų važiuoti merginos. Grįžtant į bendrą įskaitą, paskutiniai 2 miestiniai greičio ruožai ir atsimeni, kalbėjom servise prieš miesto greičio ruožus, sakai, man atrodo R5 geriau tinka asfaltui ir miestui, bet R5 buvo su senom žvyriniam padangom. Jo. O Hyundai'us buvo apautas labiau asfaltui pritaikytam padangom. Tai aš kai tą interviu dar daviau, tai aš nežinau, kad Mindaugas išsitraukė kozerį iš kišenės, žinai, ir jis susidėjo tokias Yokohamas, čia buvo Augis Latkevičius užvežęs prieš 5 metus visai Lietuvai, tai jos yra tokios pseudo ralio slikai kažkokie? Jo, tokie pusiau kaip semislikai, bet jie su tokie daugiau išpjaustyti, bet žodžiu, daugiau lygios gumos paviršyje ir jos gan minkštos. Ir aš esu su juo važiavęs Saremoj, su Mitsubishi, tai buvau 4 absoliučiai po Grezino, Kauro ir Tanako, man atrodo, su VRC. Tai iš tikrųjų labai gerai limpa, posūkiuose gerai stovi. Nes, pavyzdžiui, dabar aš viename iš posūkių stabdžiau ir pradėjau sukti, tai tos padangos čiuožia, žiūri jau bortas, pratėstinau vairą per tą bortą. Čia prieš stadioną? Jo. Aš galvojau, neduok Dieve, dačiuoši iki bordiūro. Ten buvo kosmosas. To prasme, ten yra toks labai labai greitas posūkis, kaip ir tiesioji lenkta, net ne ten vienetas turbūt, ne? Pas mane atvirkščiai, bet jo. Okay. Ir aš taip žiūriu iš tolo, greitėja ta tavo Škoda ir staiga jis jau visas kersas. Galvoju, neduok Dieve iki bordiūro. Tai vat, aš prieš tai jau buvau šokęs ant bordiūro vieną, o toje vietoje mane paprasčiausiai iš to gumų, ta žyrinė padanga ant asfalto tiek užkaista, kad jinai pradeda virti ir jinai pradeda, automobilis pradeda toksai kaip želė, toks pusiau bet taip ir valdomas. Matėsi. Galvojau, neduok Dieve. Jo, bet, sakykime, tos patirties šiek tiek pas mus yra, tai jauti tą ribą, kur jinai nutruks, kur dar išlaikysi, tai ten viskas gerai baigėsi. Jo, bet kieno ten tie slikai atvežti į Lietuvą? Slatkės kažkur tai atkrovė. Slatkevičiui gali padėkoti, nes dėl Eugenijos slikų Kauras 2 sekundės vienam greičiausiai kitam. Aš tų semislikų pats turiu garaže pasidėjęs, bet
Pas mus Lietuvos čempionate negalima naudoti kitokių padangų apart Pirelli, nes yra Pirelli Smūna padanga. Ir aš visai užmiršau, kad sprinte galėtų naudoti ir kitų gamintojų padangas. Ir aišku, pas mus ne tas galvoj buvo, mes galvom iš vis kaip startuoti ralyje, žinai, tai apie tas padangas buvau visai pamiršęs, bet kai pas Mindaugą pamačiau tas padangas, tuos savo žodžius apie R5 norėjau atsimti jau. Jo, tai Kauras laimėjo prieš tave po 2 sekundės abiejose greičio ruožuose, galutinį įskaitą į 3,5 sekundės. Truputį nusivyliai, nes jau atrodė, kad viskas gerai, išlaikysi. Ne, iš tikrųjų, jeigu būtų Lietuvos ralio čempionatas, galbūt būtų skaudžiau, nes taškai čempionatiniai. Čia vis dėlto važiavam kaip į treniruotę ir netgi, kaip ir pradžių minėjau, nesitikėjau pakovoti su Kauru, nes buvau be testų ir šiaip maniau, kad nesu formoje. Vien dėl to man toks smagumas yra tame, kad esu konkurencingas, galiu lenktyniauti su top driveriais, kurie važiuoja pasaulyje ir kartais netgi jiem įvežti, tai miestą žinau, dėl ko gavau ir kaip sakyti, nėra dėl ko ant savęs pykti, nes buvo tam tikrų dalykų, kurie taip susiklostė. Ir rezultatus labai patenkintas ir iš tikrųjų optimistiškai nusiteikęs ateinančiam sezonui. Buvo dvikova ir tarp Radišausko ir Buvydų tandemo. Tarp jų likus miestiniam greičių ruožam buvo 5 sekundės 6 likę. Ir aš bandžiau juos truputį paprovokuoti, tiek Nedą, tiek ir Mantą. Tai ką, varysit, kovosit. Iš karto būdu atsiribojo, iš karto, nekovosim, čia viskas tvarkoja, mes čia tik tai testuose. Ir labai gaila, kad ta kova iš karto nesusiklostė, nes pirmą miestiniam ir man tas nusuko pusašį, ar kas ten nors. Jis tai galvoja, kad nusuko pusašį, aš jo klausiau, jis užkabino tą, kaip sakyt, posūkio stulpelį, kur riboja, kad nekirsti. Ir galvoja, kad nusuko pusašį, bet šiandien atsiuntė nuotrauką, jis tiek sulankstė ratlankį, kad jisai siekė suportą ir daužėsi ir kirtas ir jis galvoja, kad ten kažkas subirėjo, paprasčiausiai ratlankis siekė ir vis daužėsi. Ir jis pasižiūrėjo, sako, aš nemačiau, kad linkęs ratlankis ir dar antrą, kad miestą išvažiavau vėl su tuo ratlankis lanksti. Galėjo tiesiog pasikeisti ir važiuoti. Tai iš tikrųjų gaila dėl jo, bet nu nieko, jaunas dar, sakau, čia patirtis, kaip sakyt, svarbu iš to pasimokyti. Kas dar tave nustebino šiame ralyje, kas dar buvo įdomaus tavo akimis? Nes apie kaip ir rezultatus apkalbėjom, greičio ruožus apkalbėjom. Tai buvo smagu, kad atvažiavo Kasaris su R5 automobiliu, iš kurio Nedas Radišauskas buvo pirkęs Škodą ir toks juokingas faktas, kad Nedas su jo sena Škoda, jie aplenkė su naujesniu Fordu, žinai, bet jisai, aš jau sąrėmai mačiau, kad jis nėra top greitas lenktyninkas, toks vidutiniokas ir galbūt čia, kaip sakyt, darėsi kaip ir testis, gal nebuvo jo tikslas labai spausti smarkiai. Iš išorės labai matėsi, kad jisai, vat vėlgi tas pats variantas, kad prieš tuos aklus tokius raliniais terminais kavarnus posūkis, jisai labai atsargiai važiuoja. Aš nežinau, ar jisai važiavo su gal naujų šturmanų, bet toks buvo. Sunku pasakyti, žinai, tai vėlgi tas Fordas, sakau, jam pirmas galbūt varžybas, tai jisai kaip ir testuojasi, gal sakykime, reguliuojasi ir žiūri, tai neaišku, dar jisai jau jo, žinai, kartais gal namuota automobilis, tai šiek tiek saugojosi labiau. Šnekėjau, bet nepaklausiau iš to, bet toks šiaip smagus bendraujantis vyrukas, tai viskas gerai. Dar patiko labai Latvijos ekipažas Blumsas, bet čia... Kitas Blumsas, jo, Blumso brolis, tas, kur važiavo pernai Lietuvoje ir su Mitsubishi tokia žaliu, baltai žaliu. Tai ir važiavo labai greitai. Jo, top 3, man atrodo, ar jo Lietuvoje buvo praeitais metais. Ten buvo Emilis Blumsas, o čia yra Kalvis Blumsas. Tai vat. Kalvio Ignoto sūnus. Tai va, tai aš su jo po finišą bendravau, tai jis sakė, buvo labai euforijai, sakė, man brolis sakė, atvažiuok į Lietuvą, čia geri raliai, sakė, aš jo netikėjau, bet sakė, va, atvažiavam, sakė, nu tikrai pasistoks aukštas lygis, man taip čia patiko, sakė, nu tikrai dar šiemet neplanavau važiuoti į Lietuvą, bet tikrai bent jau vieną ralį prižadu atvažiuosiu į Lietuvą ir čia sudalyvausiu, žinai, tai labai smagu, kai
tokie, netgi didžiavausi Visagino ralį, Lietuvos ralį, kad va tokie, žinai, žmonės, nu vis tiek. Užsieniečiai pripažįsta, kad geras ralis. Gyrė. Ir jo automobilis žiauriai gražus. Man tai yra gražiausias Evolutionas. 6. Taip, vienas gražiausias. Nu, man irgi iš tikrųjų pats gražiausias. Tai tos spalvos legendinės, jo, žinai. Spalvos, jo. Tai tik vietoj to Marlboro reklamos dabar Classic Forever ar kažkas tokio, žinai. Jo, kažkas ten tokio. Jo, tai matas irgi Mitsubishi fanas didelis ir tikrai gerai gazuoja. Ir būtų atvažiavęs gal dar greičiau, bet 3-4 greičio ruožė jam ten yra tokie bėgių perjungimo svirtis ir 2 trosiukai. Tai nutrūko vienas troselis ir jam liko ar 3-4 pavara, ar 2-4, dabar nepasakysiu. Tai jis 3-4 greičio ruožą važiavo tik 2 pavaromis ir buvo šiek tiek atsilikęs nuo kitų lenktynininkų, bet po pertraukos jam ten sutvarkė ir jis jau tada parodė visai gerą tempą. Važiavo 5, man atrodo, berods kartais. Jisai Blumsas, jo, 5 bendroji įskaitoj, 5. Tai va, tai iš tikrųjų greitas lenktynininkas kaip ir jo brolis. Kas dar? Ką dar galėtum papasakot? Reikėtų dar sąrašą biškį atsiveršti, pasižiūrėti, kas čia tokių dalyvių buvo. Biškį gal nuliūdina Abramovskis, kad kažkaip tikėjausi galbūt šiek tiek iš jo daugiau. Beniušis irgi nesublizgėjo, bet Aurimas Eidžiūnas visai neblogai lėkė. Žinant, kad jisai gerokai būdavo lėtesnis už Eugenijų Sladkevičių, tai dabar pas juos ten vyko kova. Ir iš tikrųjų... Ta kova po viso ralio, šiaip tai gan daug, 22 sekundės gavo. Gal ten, mačiau, lyg tai bauda dar buvo už kažką, tai gal pas Aurimą, bet šnekėjau su pačiu Aurimu, tai jisai kelis greičio ruožus netgi įvežė Sladkiai. Tai žinant, kad pas Sladkiai yra N5 plus automobilis, tai... Eidžiūnas važiuoja su paprastu N5. Jo, tai iš tikrųjų komplimentai Aurimui, bet jisai kažkaip šiemet pagreitėjęs ir matas nusiteikęs gerai pagazuoti. Jo, jisai 10 sekundžių gavo už vėlavimą į LK. Tai jeigu atmestumėm tas 10 sekundžių, tai liktų 12. Tai va, tai žinai, dar gal porą klaidėlį kažkokių ir viskas. Tai. Aišku, ir Augis, mačiau, darė klaidas, ten buvo 6-8 greičio ruožas, tokį kalniuką ir nematomą ir iškart kairys posūkis lėtas toks. Tai ten pralėkė ne vienas automobilis tiesiai, tai ir Paškė nuvarė ten toliausiai, ten jau iki žiūrovų mašinų, tai gerai, kad buvo tik tais vienoj pusėje mašinas, tai dar kažkaip tilpo ir Sladkevičius, bet Sladkevičius taip meistriškai apsisuko, tai atrodo, kad neprarado net laiką, žinai, ant rankinę ir iš karto saulė ir žodžiu į trasą. Tai jau, tų klaidėlį visi kažkiek darė, bet šiaip manau, kad visai smagu buvo. Tai Paškė turbūt tenai ir sulankstė šakę, kaip paskutiniam servise su trosu prikabinę prie priekinės pakabos bandė išlyginti. Jo, tai jis atvažiavo, man pasakojęs, atvažiavo į servisą, sako, davai, Hebra, davai, čia tvarkom. Mechanikas, tu ką čia tvarkyti? Palauk, tik sako, ryšam prie fūras ir tempiam, žinai. Kaip, žinai, va taip. Dakaro patirtis. Jo, Dakaro patirtis, buim štempia. Ai, sako, jo, galima, žinai. Sako, einu pas Bėsą, sako, kažko vargšto ar kažko paklausti. Sako, tu ko tu neprašai, aš šakę turiu, sako. Žodžiu, tai, bet viskas gerai, žinai, žodžiu, jas ten susitvarkė ir toliau lėkė be problemų. Tai, su tam tikrom galbūt, bet važiuot galėjo. Tai ką žinau, pagal mane, tai aš viską papasakojau. Nežinau, apie artėjančius ralius. Apie Larčą galima pakalbėti, todėl kad panašu, kad Lietuvos ralio čempionate bus labai įdomi kova. Aš kažkaip galvojau, kad bus lengviau ir galvojau, kad bent dėl pirmų vietų toks bus, žinai, tokia, ne tokia aštri kova. Bet jeigu ten Buivydai tokie įsivels, jeigu Nedas Radišauskas. Tai palauk, dar nebuvo, dabar Rokas Stepanavičius nebuvo. Jo, dar Rokas su R5. Jo, Giedriaus Firanto, Gezevičius Deividas.
Tai Davidas su N5 pliusų. Jo, tai čia yra tokie driveriai, kurie, nemanau, kad lėtesni už Buivydą, žinai. Ir neleis savo būti lėtesniais, jeigu ir bus. Jo, kad nekrapštyti kaip Niedas galvą po 4 greičių ruožų, kas čia atsitiko, žinai. Bet iš tikrųjų, ten, aš irgi šiandien pažiūrėjau tas top 10-ukas. Vaidotas Žala yra užsiregistravęs. Vaidotas Žala, Vladas Jurkevičius. Čia pavadinkim tradiciniai lyderiai. Tu Vladas, Vaidas. Bet tai dar kokie 4 tokie... Tai sakau... Kandžios į kulnus, jeigu tik kas nors nepasisekė. Tai sakau, ir Niedas, ir Stepanavičius, ir dar tie patys N5, kaip minėjom. Tai dar jeigu Minugo Varžos kažkada išlis tas Hyundai'is, tai ten 10-ukas toks, kad, žinai, bet kas gali iš 10-uko laimėti, rodydamas stabilumą. Tu, žinai, prakirtai ratą. Viso gero. Viso geras, kai tik jau nebėra tau vietos 10-ukė, tai iš tikrųjų šiemet tas toks labai stiprus pakilimas, matau, viršūniai. Bus labai įdomu. Už ką statytum babkės? Kas laimės čempionatą? Sporinam iš 100 eurų. Davai, sporinam. Už ką statai? Už save negali statyti. norėčiau pastatyti, bet... O Žala važiuos visą čempionatą? Eina kalbos tokios, kad Vaidotas važiuoja dabar ateinančius 3 ralius, tada praleidžia Rokiškį ir tada likus 2 etapam žiūri, ar gali laimėti čempionatą ar ne. Nes, kiek suprantu, jam rėmėjai duoda pinigų 3 raliams, o jau toliau daryk pats kaip nori. Tai Palauk. Tai pakalbėk tu. Ar teorija teisinga bus, pažiūrėsim. Dirba turbūt. Pizzas kepa. Treniruoja. Neatsiliepia. Gaila, Vaidotas neatsiliepia. Ok, tai tu statytum už ką? Žinant pagal pajėgumą, jeigu Vaidotas važiuotų visą čempionatą, jis vis tiek yra... Gerai, tada padarom taip. Vaidotą perkeliam į šoną, nes nežinom, negalim pasakyti, ne? Ir turim tada likusį gridą. Kuris laimės pirmą numerį startinį kitais metais? Už ką statai? Sakykim, jeigu įmant patirtį, jau kas važiuoja topė ir panašiai, negražu galbūt apie save gerai kalbėti labai, bet pas mus vis laik kova vyksta su Vladu Jurkevičium. Tai aš manau, kad jeigu be gedimų ir be avarijų, tai vienas iš šitų 2 turėtų būti greičiausias. Tai tada už tave negali, tai už Vladą, ne? Tai taip išeina. Gerai, tai tada aš už tave. Gerai, viskas. Kertam. Iš ko mes skirtam? Iš 100 baltarusiškų rublių. Gerai, tai gerbėmieji, jūs esat liudininkai po paskutinio Lietuvos automobilių ralio čempionato etapo per apžvalgą kažkas kažkam duos 100 eurų. Kas greitesnis. Sudarėm. Bet nesvarbu, kas laimės Larčą. Kas greitesnis? Tu ar Vladas? Gerai. Nepyk, Vladai, aš dabar už tave nebesirksiu. Su visą pagarbą. Nes mano babkės dega. Tai bus daug įdomiau žiūrėti. Ne, tai faktas. Good, tai ačiū tau labai. Mes stengsimės tokias apžvalgas daryti vis dažniau. Pagal galimybės po kiekvieno ralio lietuviško. Ir jeigu ką, komentuokit, klauskit, patarkit, pakritikuokit. Kaip matot, pas mus jau šilčiau, man nebe taip šalta, kaip manakart. Susitiksim kažkada. Čiau. O aš dar norėjau pridurti, kad už 2 savaičių prasideda Lietuvos ralio čempionatas Lazdijose. Tai visi neužmirškite atvažiuoti į ralį ir palaikyti savo lenktyninkus. Palaikykit Notkų, nes aš už jį pastačiau 100 eurų. Ką, ačiū ir iki. Ate.